Sveiki, kadangi mano šeimoje per Velykas kiaušinius tradiciškai marginame vašku, kiekvienais metais sulaukiu klausimų, kaip tai daro. Šis video skirtas paaiškinti marginimo metodą, kuris yra pilnai pritaikytas 21 amžiui, taigi jums tikrai nereikės sudėtingų senovinių įrengimų. Visas priemonės rasite savo namuose arba artimiausioje Maksimoje. Jums reikės vieno medinio pieštuko, vienos paprastos adatėlės, kitaip sakant smeigtuko plokščia galvute, vienos mažiausio dydžio kapinių žvakės su plokščiu metaliniu dangteliu, vienos arbatinės žvakutės, gabalėlio vaško. Geriausia naudoti bičių vašką, kurio galima gauti ten, kur parduodamas medus, bet jeigu bandote pirmą kartą, tiks ir paprastas vaškas. Tai yra gabalas bet kokios žvakės. Kiaušinių. Geriausia virtų ir dar truputėlį šiltų. Ant šiltų kiaušinių vaškavimo rezultatai išeina iš tiesų daug geresni. Pasiruošimas vyksta taip. Uždegame kapinių žvakę ir uždengiame metaliniu dangteliu, kad jis stabiliai nejudėtų. Arbatinę žvakutę išimame iš metalinio indelio, jos mums nereiks. Į metalinį indelį įdedame gabalėlį vaško ir padedame ant kapinių žvakės. Smeigtuką įsmeigiame į pieštuką, kad stabiliai laikytųsi. Dabar belieka laukti, kol ištirps vaškas. Kai esame tikri, kad vaškas metalinėme indelėje ištirpo ir įkaito, smeigtuko galvutę merkiame į vašką ir juo braukiame per kiaušinį. Svarbu žinoti, kad vaškas tingsta labai greitai, todėl vienu smeigtuko pamirkimu daug nenupiešite. Tradiciniai lietuviški margučių raštai sudaromi iš taškelių ir brūkšnelių, taigi po vieno pamirkimo į vašką ant kiaušinio galime padėti vieną taškelį arba vieną brūkšnelį. Atrodo nedaug, tačiau įgudus procesas vyksta pakankamai greitai. Svarbu atsisėsti taip, kad galėtumėte būti arti vaško. Ranką su kiaušiniu laikykite šalia, stabiliai padėję ant stalo, kad mažiau drebėtų ir judėtų. Marginimo rašto idėjų internete rasite daugybę, o vėliau turbūt sukursite ir patys. Atkreipkite dėmesį, kad kapinių žvakės dangtelis ir arbatinės žvakutės indelis, kuriame tirpiname vašką, įkaista tikrai smarkiai, todėl stenkitės prie jų nesliesti, kad nenusidegintumėte. Taip pat dirbkite ant karščio atsparių paviršių, kad nesugadintumėte stalą, jeigu netyčia išpilsite vašką. Aš šįkart naudoju pjaustymo lentelę. Kai jau esate patenkinti savo marginimo rezultatais, laikas kiaušinius kišti į dažus, kad pasimatytų tikrasis jų grožis. Bet apie tai antrame video. O kol kas linkiu įkvėpimo ir tvirtų kiaušinių.